90-ųjų pabaigoje Kaunas buvo greitai augančių turtų, stambių ambicijų ir trapios galios miestas. Statybų verslai kilo beveik per naktį. Futbolo klubai tapo statuso simboliais. Pinigai judėjo greičiau, nei žmonės spėdavo, vieni kitais pasitikėti. Laukiniai 90-ieji, kaip sakant. Algirdas Paškauskas verslo pasaulyje buvo žinomas kaip žmogus, nuolat judantis pirmyn. Statybų projektai, nekilnojamo turto sandariai, investicijos į futbolą. Jis buvo bendrovės Durpynų statyba generalinis direktorius ir futbolo klubo Ranga Politechnika prezidentas. Tad Algirdas turėjo savo svorį Kauno sporto ir verslo aplinkoje. Jo žmona Nijolė Paškauskienė taip pat dirbo statybų sektoriuje. Buvo susijusi su Kauno Ranga ir keliomis kitomis įmonėmis. Kartu jie tapo naujos Lietuvos verslininkų kartos dalimi. Bet dažnai sėkmė ir ypač turtai pritraukia nelaimės. Deja, taip ir nutiko. 1998 m. gegužės 24 d. apie 15 val. Paškauskai turėjo grįžti iš Palangos atgal į Kauną. Taip, kaip jau darė 100 kartų. Bet maždaug 15 val. 50 minučių žmogus ėjęs pavedžioti šuns autostrados pakraščiu, ties viaduku nusukti į Jonavos gatvę, pamatė 3 automobilius tranzitiniais numeriais, iš kurių vienas buvo Volkswagen Golf. Prie žmogaus priėjo 2 vyriškiai, kurie rusiškai paklausė, kaip nuvažiuoti į Druskininkus. Žmogus parodė ir šie nuvažiavo. Ties kampu, kur stovėjo šie automobiliai, yra įvažiavimo keliukas į miškelį, o ten liudytojas pamatė ir Volvo 740 automobilį, kurio važiavo Paškauskai. Automobilis jau ten stovėjo, kol žmogus kalbėjosi su vyrais. Ir tada prie Volvo vairo sėdintis vyras buvo padėjęs galvą ant vairo. Šis vyras to nesureikšmino. Tačiau 16 val. 20 minučių kitas liudytojas rado abu Paškauskus nužudytus savo automobilyje. Netrukus atvyko policija ir viskas tapo aiškiau. Nijolė ir Algirdas Paškauskai buvo nebegyvi. Abu gavo mažiausiai 2 kulkas į galvą iš arti. Grumtynių pėdsakų, išdaužtų langų ar dar ko nors, kas galėtų atskleisti motyvus, nebuvo. Visa tai atrodė kaip egzekucija ar šaltakraujų susidorojimas. Žinoma, pareigūnai iškart pradėjo tyrimą. Bet lengva nebus. Tokia žinoma ir įtakinga šeima tikrai turėjo daug priešų. Tad įtariamųjų sąrašą teks patikrinti gan ilgą. Bet didžiausias kabliukas, ant ko tyrėjai dabar galėjo kabintis, buvo tai, jog aukos turėjo pažinoti nusikaltėlius. Jie patys sustojo ir juos įsileido. Nes jei tave bandytų sustabdyti kažkas nepažįstamas arba su ginklu, turbūt bėgtum ar darytum kažką, o nestotum paklusti. Tad Paškauskai tikrai turėjo pažinoti savo žudikus. O tai buvo gan žiauri mintis. Aukos pažinojo, įsileido savo žudikus ir net nespėjo kažką pagalvoti, kai buvo atimtos jų gyvybės. Pirmasis tyrėjo tikslas – apklausti artimuosius ir sužinoti, kas turėjo motyvus ir galimybės nužudyti Paškauskus. Iš karto po nužudymo tą patį vakarą sutuoktinių dukra Aušra Paškauskaitė teigė, kad jos tėtis Algirdas turėjo konfliktų su futbolo komandos Ranga Politechnika žaidėjais, nes jiems neišmokėjo algų. Kaip jau minėjau, Paškauskas buvo Lietuvos futbolo federacijos Kauno apskrities prezidiumo narys bei Kauno futbolo komandos Ranga Politechnika prezidentas. Žinoma, motyvas geras, negavus pinigų, bet kam gali užvirti kraujas. Bet futbolininkai dėl kelių tūkstančių ar tikrai ryžtųsi egzekucijai? O kas toliau jiem algą mokės? Kažkas čia nesirišo. Bet ir nužudytojo Algirdo brolis, apklausiamas šioje byloje, taip pat teigė, kad giminėje sklando 3 nužudymo versijos, iš kurių net 2 artimieji sieja su A. Paškausko veikla sporto pasaulyje ir versle. O Aušra taip pat teigė, kad tiek ji, tiek jos brolis Audrius Paškauskas visą dieną praleido namuose ir iš tėvų jokio keisto elgesio prieš jiems išvykstant nepastebėjo. Tad visų akys krypo į futbolo arba verslo motyvus. Bet Audrius buvo įdomi asmenybė. Narkotikus vartojęs Paškauskas turėjo nemažai skolų. Kai kurie jo draugai buvo skolingi vaikino tėvui, su kuriuo Audrius labai konfliktavo. Tėvas Algirdas nekartą buvo išvaręs sūnų iš namų, tačiau motina šis mylėjo. Nijolė Paškauskienė kiek įmanydama Audrių gynė, duodavo jam pinigų, kai reikėdavo, ir kitaip jų užstodavo. Motyvas kaip ir būtų Audriui, bet galimybių nėra, o ir alibis pasitvirtina. Paškauskai viešai gal ir atrodė kaip tobula šeima,
Bet iš durpynų statybos darbuotojų ir iš sporto pasaulio atstovų apklausų galima susidaryti ganėtinai tamsų santuokinių paveikslą, ypač Algirdo. Apie jį buvo pasakojama kaip apie užgaulų piktą žmogų, su kuriuo kažkiek laiko prieš nužudymą nelabai kas net ir norėjo bendrauti. O dar paaiškėjo, kad didžioji dalis buhalterijos buvo, kaip ten sakoma, juoda. O dar labiau viską sukomplikavo tai, kad Paškauskai skolinosi pinigų iš kone visų savo pažįstamų žmonių ir net iš svetimų. Skolų dažniausiai negrąžindavo, nes tiesiog neturėjo iš ko. Tikėjosi, kad atsigaus tada, kai jiems skolos bus atiduotos. Ir va dabar tyrimas tapo visišku chaosu. Paškauskai skolingi visiems, jiems visi irgi skolingi, tad įtariamųjų daug. O dar kaip ir patys nemalonūs žmonės buvo, tai ir motyvų pilna. Šioje byloje buvo apklaustas ir nusikaltėlis Ričardas Baratinskas, pravarde Marafonas. Jis nuolat lankydavęsis pas Algirdą Paškauską, o kiek vėliau Algirdo firma jam pastatė namą, už kurį Marafonas neatsiskaitė. Pašalinkam reikia gražinti skolą ir jos nereikės gražinti. Bet ir čia kažkaip nesirišo. Ir keistenybės tęsėsi. Po mirties atidarius Paškauskų firmų seifus paaiškėjo, kad jie visiškai tušti. Tuščios paaiškėjo buvo ir visos jų įmonių ir asmeninės sąskaitos. Tad realiai jie buvo basi, o dar per savo pažintis turėjo ryšių su nusikalstamu pasauliu. Kas prie nieko gero nevedė. Tarkim, sutapimas. Bet būtent iš karto po nužudymo pro įvykio vietą pravažiuoja, taip pat grįždamas iš Palangos, jau nesykį minėto spaudoje teisėjo sūnus, gerai žinomas tarp vietinių nusikaltėlių ir net turintis pravardę. Sutapimas, nors gegužės pabaiga dar nėra tas metas, kai gyventojai kiekvieną savaitgalį migruoja į pajūrį. Tačiau ši kelionė lyg ir nekelia abejonių, nes yra keli liudytojai vykę iš Palangos drauge, 2 merginos ir draugas. Bet tokie sutapimai kelia kalbas. Ir tuo metu daug kas kalbėjo, šnibždėjosi, kad būtent šis nusikalstamas pasaulis ir atsiskaitė su sutuoktiniais. Galbūt net per kažką, ką abu Paškauskai gerai pažinojo. Galbūt neatsitiktinai Paškauskų namas Pusvilčiui buvo parduotas Daškinėms priskiriamam Edmundui Bilinskui, vėliau namą realizavusiam Andrijai Grocieniai, dabar kalinčio samdomo žudiko Paršukovo žmonai. Po aibės apklausų ekspertizių tyrimas atsidūrė aklavietėje. Ir 1999 metais, rugpjūčio 7 dieną, parengtinis tardymas buvo sustabdytas. Viskas. Žudikai laimėjo. 2 egzekucijos ir nė vieno rimto įtariamojo. Bet viena mintis tyrėjams nedavė ramybės. Nusikaltimas tikrai buvo padarytas dėl pinigų. Jokie kiti variantai netrodė logiški. Bet jie jau patikrino visus futbolo pinigus. Patikrino visus susijusius su verslu, su giminėmis. Jei ten nieko, gal visgi viskas arčiau namų, nei iš pradžių atrodė. Aušra ir Audrius, likę gyvi vaikai, turėjo alibi, bet per tyrimo metus Audrius spėjo dėl kitų priežasčių susipažinti su teisėsauga, o tai įrodė, kad galbūt visgi jis turėjo galimybę. Paškauskas bene 4 kartus pateko į teisėsaugos akiratį, nusikalto ir atsidūrė už grotų. 2001 metų vasarį Kauno apylinkės teismas Paškauską už vagystę nuteisė lygtinai, o balandį Vilniaus 1 apylinkės teismas jau už kitą nusikaltimą skyrė 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Viskas pagaliau į vietas sukrito tik kiek vėliau, 2001 metų lapkričio 27 dieną. Po to, kai galų gale pabudo Aušros Paškauskaitės nužudytųjų dukters sąžinė. Ir ji prisipažino melavusi, kai bandė užtikrinti brolio alibi. Ta rytą Julius Charževskis paskambino ir pasakė, kad atvažiuos pasimti Audriaus. Netrukus jie kartu išvažiavo. Brolis grįžo į namus tik apie 20 valandą, kai viskas jau buvo įvykę. Štai tada vėl prasidėjo apklausos, per kurias Andrius Paškauskas ne tik prisipažino nužudęs tėvus, bet ir kad tai padaręs su savo draugu Juliumi Charževskiu, kaip ir patvirtindamas sesers žodžius. Pagaliau byla įgavo naują pagreitį. Kadangi turim prisipažinimą, tai kaipgi viskas nutiko? Pagal visus randamus duomenis,
Gegužės 24-osios popietę Audrius Paškauskas sustabdė tėvų automobilį greitkelyje ties įvažiavimu į Jonavos gatvę ir nuviliojo į šalikelę prie Neries upės. Sūnus pasakė tėvui, kad vienas žmogus esą nori pasikalbėti apie finansinės futbolo klubo problemas. Julius atsisėdo ant galinės automobilio sėdynės šalia Audriaus. Sutuoktiniams nespėjus suvokti, kur jie turi toliau važiuoti, Audrius iš pistoleto TT 2 kartus šovė į tėvą. Kulkos pataikė kauniečiui į kaklą ir galvą. Beveik tuo pat metu Julius 2 pistoleto Makarov šūviais į galvą nužudė garso kasetę keitusią Nijolę Paškauskienę. Bet čia galbūt planas nebuvo toks, koks jis iš tikro gavosi. Audrius Paškauskas mylėjo motiną, kuri jį užtardavo prieš tėvą, todėl buvo prašęs draugo jos nežudyti. Audrius tikino sugebėsęs įtikinti motiną neliudyti apie nusikaltimą. Tačiau Julius pasielgė savo nuožiūrą. Pareigūnai iš tikro netmeta galimybės, kad būtent po tiek laiko ir po tokio tyrimo šis faktas paskatino Audrių išduoti bendrininką. Teismas konstatavo, kad abu nusikaltimui buvo gerai pasiruošę. Mūvėjo pirštinės, šaudydami pistoletus, laikė maišeliuose, kad juose liktų iškritusios šovinių tūtelės. Vienintelis ekspertų aptiktas įkaltis automobilyje – Audriaus kūno kvapas. Specialistų teigimu, Juliaus kvapo neliko todėl, kad automobilyje jis buvo trumpiau, vos kelias minutės. Pasak nuosprendžio, kėsindamiesi į sutuoktinių turtą, abu bendrininkai turėjo aiškiai savanaudiškų interesų, nors savo tikslų ir nepasiekė. 2000 metais, sulaikytas už vagystę, Audrius atsisakė paveldėtų tėvo turto, kad jis nebūtų konfiskuotas. Tad Audriui buvo per mažai pinigų, jis norėjo jų daugiau ir ant galo liko tuščias kalėjime. Aušra Paškauskaitė mano, kad tėvų mirties priežastis buvo tikrai turtas. Brolis vartojo narkotikus, mėgo plačiai gyventi, turėjo didelių skolų. Kai tėvai atsisakydavo duoti pinigų, jaunuolis jų skolindavosi iš draugų. Audrius buvo skolingas ir Juliui, su kuriuo draugavo. Kartu leisdavo laiką nusikaltėlių pamėgtame bare Fortas. Gali būti, kad Julius nusikaltimui ryžosi, negalėdamas atgauti paskolintų pinigų ir tikėdamasis, jog paveldėjęs turtą, Audrius su juo atsiskaitys. Nors Paškauskas niekada savo kaltės neneigė, buvo sunkiau įrodyti Juliaus kaltę. Juliaus advokatai iškart teigė, kad Paškauskas sąmoningai apkalba draugą, mat šis iki sulaikymo neparūpindavęs jau už kitus nusikaltimus kaltinamam Audriui narkotikų ir pinigų. Paškauskas taip pat tvirtino, kad nusikaltimo dieną abu su Juliumi paliko automobilį Volkswagen Golf Panerių gatvėje, ties 279 namu, kur po nužudymo ir grįžo. Julius šiuos parodymus neigė. Kinologų šuo pėdsakais po nusikaltimo nuėjo iki Panerių 263D, o tai reiškia, kad į kitą pusę nuo Panerių 279. Vadinasi, Audrius meluoja. Papų ekspertizė patvirtino, kad Audrius Paškauskas tą dieną sėdėjo sutuoktinių automobilyje. Tačiau ta pati ekspertizė nepatvirtino, kad ten būtų sėdėjęs Julius. O ir šiaip, ginklai toje vietoje, kur nurodo Audrius, surasti nebuvo. Jie nerasti iki šiol. Tai kuo dar įrodyti žmogaus kaltę? Žinoma, alibi. Audrius Paškauskas teigė, kad jo draugas Julius atėjo į jo namus, iš kur abu važiavo į kavinę, po to žudyti. Julius pateikė savo versiją. Jis visą pusdienį buvo pas tetą, padėjo remontuoti butą, klijuoti tapetus. Žinoma, kad prokurorai tokia versija netikėjo, ko teta nepadarys dėl mylimo sūnėno. Bet reikėjo įrodyti, kad alibi tikras. Išbandoma viskas. Ne tik apklausiama teta, bet ir atliekamas mini testas. Kokios spalvos tapetus klijavo, kuriuose kambariuose, ar tikrai teta dėl to pasiėmė atostogas, ar tikrai iš anksto įsigijo medžiagas, kur pirko, taip toliau ir taip toliau. Prokurorai net užklausė parduotuvių, iš kurių atseit buvo įsigytos medžiagos. Paaiškėjo, kad tetos parodymus liudija ir dokumentai. Taigi dėl alibi liko 1:1 – Audriaus Paškausko ir Juliaus tetos parodymai. Prokurorai patikėjo Audriumi. Nors byloje buvo daug duomenų, įrodančių, kad šiuo žmogumi apskritai, sunku tikėti. Įkalinimo vietų medicininės komisijos net pateikė išvadas, kad Audrius Paškauskas labai neigiama asmenybė, linkusi daug meluoti. Kad jis moka meluoti, liudija ir kiti dalykai. Porą kartų padaręs administracinius teisės pažeidimus, Audrius prisistatė savo draugo pavardę. Pateikė jo anketinius duomenis. Bet Julius ir Audrius dar bus teisiami ir
Paškausko draugo, futbolo ir beisbolo klubo Kaunas žaidėjo Tado Papečkio automobilio Volkswagen Golf vagystę tų pačių metų sausį, bei turto už jį prievartavimo. Dėl neteisėto šaunamojo ginklo įsigijimo iš Egidijaus Dagilio, taip pat dėl pasikėsinimo 1998 metų pavasarį nužudyti Paškausko sesers Aušros šokių partnerio Donato Načajaus tėvus. Taip pat Paškauskas prasitarė, kad jie su Juliumi buvo įsigiję ginklų ir sutarė nepalikti gyvo nė vieno plėšimo liudininko. Į verslininkų namus, kai juose buvo tik Načajienė, dienos metu buvo pasiųstas Julius. Načajai jaunuolio nepažinojo, todėl jis ginklu turėjo smogti moteriai per galvą. Po to Paškauskas, kuris nekartą yra lankėsi šiuose namuose, būtų pasiėmęs pinigus. Nusikaltimas sužlugo atsitiktinai, nes verslininko namuose tą dieną buvo svečių. Užėjusiam Juliui beliko pasakyti, kad atsitiko nelaimė ir paprašyti leisti pasinaudoti telefonu. Bet su Aušros parodymais, prisipažinimu ir visais įrodymais, pagaliau, už Kauno verslininkų Nijolės ir Algirdo Paškauskų nužudymą jų sūnui Audriui Paškauskui skirta 14, o jo bendrininkui Juliui Charževskiui 16 metų laisvės atėmimo bausmė. Švelnesnę bausmę Paškauskui teismas skyrė atsižvelgęs į tai, kad jis nuoširdžiai prisipažino, davė patikimus parodymus, kiek galėjo patikimus. Kartu teismas pabrėžė, kad Paškauskas savo veiklą šiurkščiai pažeidė ne tik įstatymus, bet ir moralės bei dorovės normas. Jis atėmė gyvybę žmonėms, kurie jam suteikė gyvybę. Ir manau, man jums nereikia sakyti, kad visas šitas teismas turėjo labai daug problemų. Vien dėl to, kokia įtakinga Paškauskų šeima buvo. Ir tai, kad tėvažudystė nėra toks dažnas nusikaltimas. Nors žudikai kauniečiai, teismas turėjo būti perkeltas į Vilnių, tam, kad nesusidarytų sunkumų su interesais ir byla būtų išspręsta nešališkai. Nors Tikrai, už tėvo šaltakraujišką nužudymą gauti 14 metų skamba keistai. O Julius, palyginti tvarkingas, bent lyginant su Audrium, gavo 16 metų. Kaltę neigė, turbūt buvo labiau kaip bendrininkas, nei pagrindinis sumanytojas, tačiau vis tiek šaltakraujiškai nužudė draugo mamą. Tai net nežinau, kuris iš jų blogesnis. Bet kad turėjo gauti ilgesnės bausmes, tai tikrai neginčytinas faktas. Kodėl? Nes paleistas atgal, Audrius Paškauskas ir toliau darė nusikaltimus. Nusikaltimas Pravieniškių 2 pataisos namuose užfiksuotas 2010 m. Liepą. Tuomet surengtos tradicinės kalinių krikštynos, kuriuose pagal nerašytas kalinių taisyklės iššventinami naujieji kaliniai. Į teisiamųjų suolą kartu su Audrium Paškausku sėdo dar 8 kaliniai. Vyrai kaltinami tuo, kad veikdami bendrininkų grupėje iš anksto susitarė terorizuoti naujai į pataisos įstaigą atvykusius nuteistuosius inscenizuotose krikštynose. Tyčia, naudodami smurtą ir patyčias, terorizavo kitus laisvės atėmimo vietoje laikomus nuteistuosius. Kaliniai pasikeisdami rišo prie metalinės lovos nukentėjusius nuteistuosius. Jiems ant galvos ir krūtinės pakaitomis pylė vandenį iš plastikinių kibirų bei samčių, mušė metalinių samčių šlapiais rankšluosčiais su užrištais mazgais ir kumščiais. Taip, 2 nukentėjusiems sukėlė fizinį skausmą, 4 nežymų sveikatos sutrikdymą, o 1 nukentėjusysis nuo sužalojimų mirė. Konstatuota, kad iki sulaikymo Radviliškio rajone gyvenęs Rimantas Felkauskas mirė užspringęs vandeniu. Felkauskas už grotų pateko dėl itin sunkių seksualinių nusikaltimų. Teismas išteisino Audrių Paškauską dėl nužudymų. Jis nuteistas tik už viešosios tvarkos pažeidimą ir netrukus ištrūko į laisvę. Tačiau aukštesnės instancijos teismas Paškauskui skyrė 5 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Tuo metu kaunietis jau buvo laisvėje ir darė, spėkite ką, naujus nusikaltimus. Pirmoji auka tapo vieno kalinio, atlikusio bausmę kartu su Paškausku, žmona. Paškauskas įsidėmėjo, kad ji nuolat siunčia už grotų esančiam vyrui pinigus. Vos ištrūkęs į laisvę, jis pasiūlė šiai 30-metei susitikti prie Žemenos gatvėje esančio banginuko. Neva turi perduoti jai kažkokių su vyru susijusių pinigų. Už šį pasimatymą moteris reikalavo iš teisiamųjų 10 000 eurų moralinio atlygio. Tačiau jai priteistas tik 1 000 eurų. Anot nukentėjusiosios,
į jos automobilį su Dainium Lukošenskinu įsėdęs Audrius Paškauskas liepė jai pačiai atiduoti visus turimus pinigus. Šie žodžiai ištarti įrėmus ją į galvą ginklą. Tačiau pamačiusi, kad reketininkas apdujęs nuo eilinės narkotikų dozės, moteris pradėjo su juo dėrėtis. Pavyko ne tik nusidėrėti iki 100 litų, bet ir gauti leidimą išsikeisti turimą 200 litų kupiūrą. Tikėdamasi sulaukti pagalbos, rekatuojamoji sustojo Sukilėlių prospekto degalinėje. Tačiau šioje pavyko tik įsikeisti pinigus ir įbrukti Paškauskui 80 litų. Grįžusi prie automobilio, kuriame moteris buvo užrakinusi Lukošenskiną, jos laukia siurprizas. Gvieždamasis kartu su juo palikto automobilio savininkės nešiojamojo kompiuterio, Lukošenskinas buvo ištrūkęs su grobiu į laisvę, įspyręs kojomis lango stiklą. Dainius buvo sulaikytas po 1,5 mėnesio. Audrius Paškauskas įkliuvo jau po 2 savaičių. Pastarasis atsidūrė pareigūnų rankose po akiplėšiško spektaklio, surengto 40-metės našlės nuomojame bute Baltijos gatvėje, kuriame ji, prisidengusi masažu, teikė prostitutės paslaugas. Į aukas Paškausko nusižiūrėta moteris buvo įdėjusi į internetą skelbimą, kad ieško draugo, meilužio. Anot nukentėjusiosios, skambinamas jai telefonu, Paškauskas murkė apie tai, kad nori lytinių santykių. Tačiau įsileistas į butą jau prisistatė policijos pareigūnų. Nusiėvė batus, nusiėmė striukę, po kuria buvo petnešų su dėklų ginklui, kuriame kažkas pupsojo. Parodęs neva policininko, o iš tikrųjų savo neįgalumo pažymėjimą, svečias pareiškė, kad automobilyje prie namo sėdi kaltinamasis, kuris nurodė, kad pirko šiame bute narkotikus. Todėl esą būtina atlikti kratą. Atėmęs buto šeimininkės telefoną, bei įsiaiškinęs, kad ji neturi savo masažo verslui jokio stogo, per virtuvės langą pasikvietė apačioje laukusį kolegą. Jau 7 kartus tą patį teistą Dainių. 40-metė suprato, kas iš tikrųjų vyksta. Dainiui dangstantis nuo jos veidą puspalčio apykaklės atvarto. O Paškauskas pradėjo daryti kratą, tiksliau raustis po jos spintą, užsidėjęs odinės kumštinės pirštinės. Be to, Dainius, radęs jos rankinę, pasisavino ne tik visus eurų banknotus, bet ir centus. Teigdamas, kad reikia patikrinti, ar eurai nepadirbti. Galiausiai svečiai, pasisavinę beveik 600 eurų, dujų balionėlį bei mobilųjį telefoną, kuris vėliau buvo rastas Lombarde, pasišalino, liepdami aukai užsidaryti vonioje. Neva netrukus ateis dar vienas jų kolega su tarnybiniu šunimi, išmokytų ieškoti narkotikų, o šis gali ją pulti. Apvogtoji prašė 5000 eurų moralinio atlygio, tačiau jai priteista tik 500. Kadangi Audrius buvo visko vadeiva ir pilnai rodė savo veidą, jo sulaikymas te užtruko tas 2 savaites, kaip minėjau. Bet su Dainiumi buvo sunkiau. Pastarieji teisėsaugininkai užspendė į kampą viename Ukmergės gatvės daugiaaukštyje, kuriame jis su panašiais bendrais nuomojasi butą. Pagal teisme liudijusių Kauno pareigūnų pasakojimus, neeilinė buvo ir Lukošenko sulaikymo aplinkybės. Ta vasario 26 dieną į Lukošenkino nuomojamą butą 4 aukšte pareigūnai pateko ugniagesių gelbėtojų, kurių teko kviestis pagalbon, gaisriniu keltuvu. Tarp 4 šiame bute besislėpusių asmenų buvo ir kaip įtariama nuo narkotikų apsvaigęs Dainius. O atlikus kratą jos slėptuvėje buvo rasti 2 plasmasiniai žaisliniai pistoletai bei taksi plafonas, galimai taip pat naudotas darant nusikaltimus. Kauno apylinkės teismas paskelbė, kad pavojingų recidivistų pripažintas 38 metų kaunietis už plėšimą ir vagystę už grotų turės praleisti 6 metus. Ši bausmė pridėta prie anksčiau neatliktos, o bausmės subendrinus Paškauskas iš viso kalės 9,5 metų. Jo bendras 35 metų Dainius Lukošenkinas už grotų siunčiamas 4 metams. Išgirdęs teismo verdiktą, A. Paškauskas labai domėjosi jo apskundimo terminu. Per kiek dienų galima apskūsti? Per 20? O čia dabar darbo dienų ar kaip? Teisėjas teiravosi Paškauskas, atskleidęs, kad tikrai pasinaudos savo teisę nuosprendį apskūsti. Bet nieko taip ir nepavyko. Ir pabaigai radau interviu su Audrium Paškausku. Gal jis padės labiau suprasti, kas tai per asmenybė. Nebandykite klausti apie motiną pokalbio pradžioje. Užsisklęs arba pravirks ir bus baigta, įspėjo pareigūnai. Anksčiau sakėte, kad buvo rašoma daug netiesos apie jūs.
Kokia tai netiesa? Julius Charževskis ir jo advokatas šmeižia, pasakojo tokius dalykus, kurių niekada nebuvo. Pavyzdžiui, kad 1998 metais buvau narkomanas. To nebuvo. Netiesa ir tai, kad esu psichikos ligonis, nors jie tai bando įrodyti, tamdami visokias pažymas. Kodėl jums skaudi ta tema? Aš tuo metu visai nevartojau narkotikų. Pradėjau 2000 pavasarį. Metų pabaigoje mane uždarė. Zonoje aš narkotikų nevartojau. Yra pažymos, draugai gali paliudyti. Mane nuo kvaišalų išgydė dar laisvėje. Draugai, tas pavardės jūs žinote. Spauda rašė. Bilinskas, kiti. Tik pusmetį vartojau heroiną. Tai vis dėlto buvote narkomanas. Kam šnekėti apie tai, ko nebuvo? Esą aš užmušiau tėvus dėl to, kad buvau narkomanas ir man reikėjo pinigų narkotikams. Ir prisipažinti neva pradėjau tik todėl, kad buvau narkomanas. Ir apie Julių aš galėčiau visko prifantazuoti. Ar skolų turėjote? Tuo metu ne, gal 20 ar 30 litų kam nors ir buvau skolingas. Jie painiojo 1928 ir 2000 metus. Man atrodo, kad viskas, kas sakoma po to, kai nužudėte tėvus, jums nebeturėtų būti labai svarbu. Kas buvo, tai buvo. Bet jeigu sakoma netiesa, tai reikia pasakyti, kad tai netiesa. Kaip apibūdintumėte savo santykius su Juliumi Charževskiu? Jis buvo draugas? Kartais aš pats pagalvoju, kas jis toks? Draugas buvo, geras draugas, Kauno technologijos universiteto, statybos fakultete kartu mokėmės. Per vaikus ir tėvai susipažino, bendravo. Dabar aš jam nieko nejaučiu. Nieko nepakeisi. Kalbama, kad abu priklausėte Daškinių gaujai. Ne, Titano. Kas sumastė nužudyti jūsų tėvus? Kada ir kaip kilo tokia beprotiška idėja? Iš pradžių galvojome apie kitus žmones, tačiau nepavyko. Paprasčiausiai Julius Charževskis mane sugundė. Jis dažnai apie tai kalbėjo. Neprisimenu, kada pirmą kartą apie mano tėvus pradėjome svarstyti. Gal prieš 3 mėnesius iki nužudimo. Su Juliumi buvote susitikęs akistatos metu. Ką vienas kitam pasakėte? Jis juk neprisipažįsta žudęs. Tad gal iš ko neveikia jūs? Ne, nesakė nieko. Kai vėl susitiksiu, aš jam daug ką pasakysiu. Ką? Normaliai noriu pašnekėti. Tai gal Julius iš tikrųjų nežudė? Koks man dabar būtų skirtumas pasakyti, su kuo nužudžiau? Ką jis man blogą padarė, kad meluočiau? Jei jis tai padarė, vadinasi padarė. Būčiau iš viso nekalbėjęs, jeigu būčiau norėjęs. Kam sakyti netiesą? Kada apsisprendėte prisipažinti? Sunku buvo? Net ir nežinau, kaip tai atsitiko. Kažkaip atsitiko. Atėjo apsisprendimas. Nenoriu ir nežinau, ką pasakyti. Gal per 4 metus po nusikaltimo pasikeitėte? Sako, kad keistis niekada ne per vėlu. Tačiau aš negaliu nieko pakeisti. Bijote teismo? Jei bijočiau, nebūčiau prisipažinęs. Bijoti jau nėra ko. Gal prokurorai ką nors pažadėjo už tai, kad papasakojote apie nusikaltimą, ar jokių sąlygų nekėlėte? Nieko man nežadėjo. Ar tikite, kad ir jūsų draugą Julių nuteis? Jis neprisipažįsta žudęs. Jei toks teisingumas, tegul. Jeigu aš turėčiau 2 milijonus, gal ir mane išteisintų. Pas mus tokie teismai. Kodėl taip netikite teisingumu? Ne vieną kartą mes patys buvome anksčiau išteisinti. Julius buvo prisidirbęs ir anksčiau, bet tėvai ištraukė ir draugus išteisindavo, prikiša pinigų ir išteisina. Jeigu jūs išleistų į laisvę, kur eitumėt? Taip nebūna. Nebeliko pinigų, artimųjų, draugų? Senų ne, tačiau kiekvienas žmogus turi kur eiti. Yra dabartinių draugų, sesuo yra. Buvote susitikę? Aušra yra sakiusi, kad išsižadėjęs brolio, jei paaiškės, jog jis tikrai nužudė tėvus. Sesuo aplankė mane pernai prieš Kalėdas ir anksčiau buvo atėjusi. Susipykome, kai pradėjau narkotikus vartoti. Iki tol gyvenome gerai. Aušra tik vėliau pas Smolinskiuką gyventi išėjo, bet aš prieš ją nė karto rankos nesu pakėlęs, kol nepakliuvau į zoną, iš Vokietijos skudurų parveždavau. Atsiprašėte sesers, kitų artimųjų, kad sužlugdėte jiems gyvenimą? Sesers? Taip. Ko aš dar turiu atsiprašyti? Kur tie giminės? Tėvai dar nebuvo palaidoti, o jie jau šūvas iš namų nešė. Gyveno vieno kambario bute, buvo 3 klasių išsilavinimo, o dabar namas, išperkamosios nuomos būdu įsigytas BMW, nei aš laisvėje su jais bendravau, nei dabar bendrausiu. Ar sesuo nuo pat pradžių nejautė, kas nužudė tėvus? Jos reikėtų klausti. 1998 gegužės 24 popietę, kai rengėtės nužudyti tėvus, buvote blaivus? Buvau visiškai blaivus. Julius taip pat.
gal papasakosite, kaip įvykdėte nusikaltimą? Išvažiavote Juliaus automobiliu, toliau? Išvažiavome, padarėme, grįžome. Ir viskas įvyko taip, kaip buvote suplanavę. Kaip buvome suplanavę. Tai ir motiną buvote sutarę nušauti? Po šio klausimo Paškauskas nuleido galvą ir ilgai tylėjo. Ką labiausiai mylėjote? Mama. Kodėl nužudėte tėvus? Dėl pinigų ar kolonijoje pasakojate draugams apie savo nusikaltimą? Su nieko apie tai nešneku, nesinori. Skauda ar bijote tiesos? Skaudu. Aišku, jūs manote, kad esu robotas. Žinoma, robotas. Kodėl tai padarėme? Abu norėjome geresnio gyvenimo. Tėvai duodavo ir man, ir Juliui pinigų, bet pinigų niekada neužtenka. Vadinasi, buvote apskaičiavę, kaip praturtėsite. Kiek turėjo gauti Julius Charževskis? 105 000 JAV dolerių. Turėjome parduoti neįrengtą viešbutį Karmėlavoje ir pinigus pasidalyti per pus. Tačiau nepavyko parduoti. Namai turėjo atitekti mums su seserim, ne viskas taip išėjo, skolų atsirado 2000-aisiais, narkotikai, paskui kolonija. Kiek jums reikėdavo pinigų per parą narkotikams? Ir iš kur jų gaudavote? 600 litų. Iš pradžių turėjau, paskui vogdavau, už tai ir sėdau. Ar Julius taip pat vartojo narkotikus? Ne, jis nebuvo narkomanas. Kartais kokaino pauostydavo. Nebijote, kad su jumis gali būti anksčiau ar vėliau susidorota? Bijoti nėra ko. Man tas pats. Gyventi, negyventi. Kolonijoje sakė, kažkas pinigų daug davė, kad mane nužudytų. Todėl, kai gavau nuobaudą, mane uždarė į specialią patalpą ir iki šiol neišleidžia. Kameroje gyvename tik 3. Draugai yra nuteisti už lengvesnius nusikaltimus. Sakau tiesą, jūs nepanašus į žudiką. O ką jūs tikėjotės pamatyti? Monstrą? Šiandieną viskas. Tikiuosi, jums patiko šis video ir istorija buvo įdomi, nes man tai tikrai buvo įdomi. Nužudyti savo tėvus taip šaltakraujiškai dėl pinigų, kurių vis dėl to negavai. Ir vien tas faktas – žudyti savo tėvus – tai taip nesuprantama. Bet paklausiu jūsų nuomonės. Ką manote apie Audrių Paškauską? Apie šį nusikaltimą, apie tyrimą? Ir gal patys esat ką matę, girdėję ir galite daugiau detaliau papasakoti komentaruose. Kaip visada, karmos taškai tiems, kurie subscribina, laikina šitą video ar net pasidalina juos su draugais. Dar kartelį dėkui, kad žiūrėjote, likite budrus, likite saugus ir pasimatysime kitą